Labas. Labas vakaras visiems. Stanislavas Zajankovski, palaikau ponę Rytą. Esu mokytojas, tarybos narys Vilniaus rajono. Koks jūsų klausimas? Ir klausimas, du klausimai. Todėl, kad esu mokytojas, tai vieną klausimą gal kas nors atsakys iš kandidato. Ne kas nors, pasakykit konkrečiai. Tiesiog, ar visi turi atsakyti, ar konkrečiai kažkas... Galbūt tada visi. Pavyzdžiui, buvo klausimas, kažkas tai pakėlė, kad reikia uždaryti rusų kalbamą, dėstomų kalbamą mokyklą. Pavyzdžiui, dabar pas mus radija, rusų radijas eina. Kiek televizijos programėje rusų kalba. Kažkodėl tai nieks nekalba, kad pavyzdžiui, ten yra kokia nors ten propaganda ar kas. Ten yra rusų kalba dėstoma radija visiems gyventojams, bet yra prioritetas Lietuvos interesams. Kodėl negali būti, Gerai, koks yra jūsų klausimas, ponia? Ar tikrai reikia uždaryti šitas rusų dėstomų mokyklą? Žiūrėkit, mes jau šitą klausimą išanalizavom. Mes jau visi atsakė iš tą klausimą. Mes jau tam skyrėm mažiausiai 15 minučių. Koks jūsų kitas klausimas? O kitas klausimas, aš esu pasienio zonų gyventojas, kažkas tai pasakė, 4% paimsim pavyzdį iš Amerikos. Vienos partijos frakcijos pirmininkė pasakė, kad pas mus Amerikos prioritetas, Amerikos interesas turėtų būti Lietuvos interesų. Ar mes neprarandam savo Lietuvos interesų? Ar mes neprarandam savarankiškumą? Dėl ko? Kai finansuojam 4% Lietuvos gynybą? Kai buvo pasakyta, kad pavyzdys iš Amerikos, kad Amerikos interesas turi būti ir mūsų interesas. Ačiū. Šitą dalyką pasakė ponas Masiulis, jam ir leiskim atsakyti. Ir dar, atsiprašau, tik norėjau vieną klausimą užduoti. Ar gali pasakyti, kiek dar valstybių yra, kurie skiria 4%? Tik ne Amerikos. Lenkija. Izraelis. Dabar, kas mokosi? Žiūrėkit, kas mokosi iš Amerikos, yra tokia valstybė, jums nelabai simpatiška tikriausiai Lenkai. Jie mokosi, jie taip pat. Izraelis. Galbūt jums labai nesimpatiška valstybė Singapūras, geriausiai gyvenanti turbūt pasaulyje. Jie skiria. Galėčiau vardinti, aš dabar tiksliai bijau suklysti, nežinau kiek, bet Pietų Korėja. Tai, mėlėjai, tos valstybės, kurios supranta, kad jie turi pavojų, jos ir skiria. Amerika lietuviai buvo amžinai svajonių šalis, kur lietuviai norėdavo emigruoti. Kai bėgo nuo ruskių okupacijos, kur? Amerika. Kada mes sovietmetį gyvenom, sakėme, kaip Amerikoje. Tai, žiūrėkit, mėlėjai, tai gal pasimokykim iš tos kaip Amerikoje. Gal jie nėra patys kvailiausi? Gerai, ačiū. Jūs replikuot norit? Gerai. Aš noriu tik tai replikuot. Yra toks filmas senas Sami svoji ir ten yra posakis, ataki byl ladny, amerikanski. Žiūrėkit, pagrindinis dalykas. Jūs kokį telefoną naudojatės? Pone Radny, kokį telefoną jūs turit? iPhone'ą ar Samsungą? Samsungą. Čia yra Pietų Korėjos, ten stacionuoja Amerikos kariuomenė ir todėl dar Šiaurės Korėja neužpuolė. Ir daugybė kitų faktorių. Iš tikrųjų, ramiai, pagrindinis klausimas yra tas, kad aš sakau, pažiūrėkit į eilę į ambasadą. Jūs pažiūrėkit, kokia stovi eilė į ambasadą visam pasaulyje, į Jungtinės valstijas, kad patekti ir gauti dokumentus. Ir kokia eilė stovi į Rusijos ambasadą, kad gauti jų dokumentus. Ir tada palyginkit iš tų dalykų. O tai, kad mes čia pasakojam, kas yra svajonė, kiekvienas tegu savo svajonėm gyvena. Kiekvienas tegu savo. Gerai, dėkui, dar turėtumėt, prašau. Aš nesuprantu, kodėl pas mus yra ydinga tokia praktika žiūrėti, kas darosi kitose šalise ir bandyti pritaikyti Lietuvai. Jūs žiūrėkit, Amerika kokio dydžio yra ir kokia pasia infrastruktūra ir koksai yra bendras vidaus produktas. Lygiai taip pat pažiūrėkit į Rusiją, į Norvegiją, kuri turi tenais velnė žino kiek resursų ir taip toliau. Ir jūs bandot kažką, tai ar mums reikia 4 ar nereikia. Aš galiu pasakyti, gynybai reikia pinigų tiek, kiek užteks.
o ne 4 procentų. Ne, tiek reikia. Žinot, kada pradės žūti mūsų vaikai? Čia jau yra provokacija. Valstybei apginti reikia tiek, kad apginti visus žmonės. Nesakykit provokacijų. Tai aš ir sakau, kad tai yra tiek, kiek reikia gynybai, O ne tiek jų tiek, ir kiek reikalinga. užteks. Kiek reikia, nes kitaip mokėsim vėl atstatinėsim Ne Sibirą. taip žmogus suformulavo, jisai turi minti, kad... Tai ta prasme, aš norėjau pasakyti, tiek, kiek reikalinga gynybai, tiek mes ir turim skirti. Viskas, puiku, gerai, puiku. Tai Gerai. yra tas pats maždaug. Dar yra kažkas norėtų pasakyti? Prašau. Na, pirmiausia, tai NATO, mes esame alijanso narė ir Amerika užduoda toną ir nėra ko stebėtis, kad Amerika skiria ten 4 procentus BVP, bet Lietuva, mano vertinimu, turėtų ieškoti ir sąjungininkų, partnerių, kad kitos valstybės taip pat to BVP skirtų analogiškai. Nes jeigu vokiečiai iki šiol nepasiekė 2 procentų, tai Lenkai, mes esame vienam regione ir Lenkija su Lietuva vienam regione saugumo prasme kalbant, bet dar mes turime ir Latvius, mes turime ir Estus, mes turime ir visas kitas kaiminės šalis. Ir negali būti taip, kad NATO išorinės sienos... Čia yra jūsų replika, žiūrėkit, tai mes turime orientuotis į Latvius labiau ar į Lenkiją? Mes turime orientuotis į savo valstybę ir į savo valstybės galimybės. Ir mes skiriame tikrai daug lėšų gynybai, norėtųsi skaidrumo ir aiškumo ir konkrečių veiksmų šitoj srity. Ir mes, aišku, judėsim į priekį žiūrėdami į tai, kaip yra įgyvendinama. Bet, ta prasme, aklai vien dėl to, kad Amerika skiria 4 procentus, mes dėl to seksime tos pavyzdžių, tai nebūtinai. Lenkijos kitas potencialas, pas jos yra ir kitokia pramonė šiek tiek. Gerai, ačiū, ponia Jakai, dar jūs turit kažką. Taip, tai mane truputį keistai nutikė tas pasakymas, kad mes einam pagal kažkokios valstybės modelį. Visų pirma, mes esam per maži, kad patys apsigintumėm, bet tam, kad mus kažkas kitas sąjungininkai gintų, mes turim parodyti, kad mes patys norim gintis. Žinoma, kad mes iš savo biudžeto neapsiginsim, bet jeigu mes parodysim, kad mes esam linkę investuoti į savo saugumą, tada ir kiti mums padės. Gerai, ačiū. Ar dar būtų? Jeigu nėra, tai gerai. Dar klausimas iš